Labas rytas, sveiki atvykę į 4. vlogmą ir taip pat sveikinuosi su jumis iš Lietuvos. Tai vakar iš tikrųjų atskridau į Vilnių, tada kažkaip nusigavau į Kauną ir dabar pradedu savo atostogas. Tai šiandien yra gruodžio 17 diena ir aš būsiu Lietuvoje iki sausio 3. Tai gan ilgai atvykau čia viena be Niko ir jau kaip matote iš mano aprangos, pirmas dalykas - važiuosim į sporto salę. Tai vakar su mama šiek tiek išgėrėm vyno ir nuėjom gan vėlai miegoti. Tai dabar man labai reikia energijos, bet sakiau, vis tiek noriu nueiti į sporto salę, bent jau kažką minimaliai pasportuoti. Plius man labai patinka Lietuvos sporto salės. Jos yra labai gražios, turi gerų treniruoklių, sakyčiau, gan tvarkingos. Žodžiu, jeigu reikėtų palyginti Lietuvos ir Danijos sporto salės, tai Lietuva 100% laimi. Na ir šiandien šiaip planų nėra daug, bet važiuosim į kirpyklą. O kirpykloje aš praleidžiu labai ilgai, nes šitą visą galvą nudažyti tai yra ką veikti. Kaip ir pagrindinis šios dienos planas bus pasėdėti kirpykloje. Ryto ritualas yra, kad aš nuvežu mamą ryte į darbą, važiuoju pasportuoti ir toliau kažką veikiu visą dieną ir ją vėliau vakare pasiimu iš darbo. Tai atvažiavau į salę, yra 8 ryto, sportuoju Urmo bazėje Kaune, Lemon Gym'e, man jisai labai patinka. Buvau pamiršus, kaip pasilgau lietuviškų kamščių. Kadangi kurį laiką dabar nevairavau, pamiršau ties kuria juosta, ties kur reikės sukti, kamščiai labai dideli. Tai ratais, kvadratais važiavau, kol dasigavau iki sporto salės. Ir kur sniegas? Aš visiems Danijoje gyriausi, kad va, grįžtu į Lietuvą, kur daug sniego. Kur sniegas? Ar jisai dar bus? Labai noriu pamatyti sniegą, labai pasilgau, nes prieš kelis metus, kai buvau Lietuvoje, buvo tiek prisnigę ir man taip yra gražu. Aišku, važiuoti, kai yra daug sniego, man nepatinka, bet man labai patinka pasivaikščioti. Ir Danijoje, kadangi sniego nėra daug, tai jį supranti kaip vertini. Tai labai tikiuosi, kad jo dar bus. Gan neblogai pasportavau, iš tikrųjų labai dažnai, kai ateinu pirmas dienas į naują salę, kad ir joje buvau, bet prieš ilgą laiką reikia priprasti ir prisiminti, kur kas padėta ir nesiblaškyti kaip viščiukui. Tik vienas labai juokingas dalykas man visada yra, kai grįžtu į Lietuvą, nes aš visą laiką, jeigu turiu akių kontaktą, ypatingai su moterim, visą laiką nusišypsau. Gal dėl to, kad esu Danijoje pripratus, bet šiaip man yra malonu matyti laimingus žmonių veidus, tai aš ir pati tokį rodau. Tai šiandien buvo, kad su keletą merginų tiesiog taip prasilenkėm ir aš nusišypsojau ir mane tiesiog taip pasižiūrėjo maždaug. Ar aš tave pažįstu, kad tu čia man šypsais. Tai man labai visą laiką juokinga būna tie tokie rimti veidai ir atrodo žmonės nepatenkinti, bet čia, manau, tiesiog yra mūsų kultūra, kad mes kiekvienas gyvenam savo ir neįdomu mums ten kažkam šypsoti, su kažkuo sveikintis. Pavyzdžiui, Danijoje visą laiką sporto salėje ateini su visais pasisveikini, nusišypsai. Tiesiog yra aplinka tokia labai draugiška ir maloni. Tai pamenu, kai su Niku buvom praeitą kartą, jisai man sako, aš atėjau, ten daug vyrų buvo ir sako, aš tiesiog visiems pasakiau labas rytas. Paskiau, sako, išeidamas pasakiau geros dienos ir sako, į mane irgi visi žiūrėjo kaip į nenormalų. Ir kas tau čia negerai? Kas, pavyzdžiui, man patinka, kad dažnai būna žmonės, pavyzdžiui, parduotuvėse ar restoranuose būna gan nemandagus su pardavėjais ar su padavėjais ir būna, man duokite, na, tiesiog tokie nemalonūs žmonės. Nu, tai tada gauna ir tokį atsakymą iš jų, kad prašom, 22.50. Ir aš visą laiką labą dieną, visą laiką draugiškai ir man labai patinka dažnai pamatyti pasikeičiančias darbuotojų nuotaikas ar tiesiog maždaug, jeigu tu man šypsais, tai ir aš tau nusišypsosiu, jeigu tu su manimi mandagiai ir aš su tavimi mandagiai. Tai va, tiesiog priminimas visiems daugiau šypsotis, būti malonesniems su žmonėm, nes manau dauguma mes tikrai esam draugiški ir faini žmonės ir malonūs žmonės, tiesiog labai dažnai būnam tam savo burbule ir pamirštam kartais parodyti, kad mes tokie esam. Mes turim namuose dar vieną šnekorių. Labas, princai! Čia yra tėvų katinas. Labai mielas, labai juokingas. Devinreksas, man atrodo, ar kaip čia jo ta veislė. Labas! Nebendrauja. Pasakyk labas, princai. Va, labas. Labas. Nu, labas ir tau.
Jo. Na ir va, mano kampelis. Turiu va stalą, ten susidėjusi su makiažą. O čia turiu keletą piešinių, tai šitą piešiau per draugės mergvakarį, tokį paprastą. Ir šitą irgi su drauge kartu piešė, man jis labai patinka, šiaip reikėtų turbūt namo įvežtis. Katiniukas kosmose va. Ir va mano outfit čekas, labai paprastai, džinsai, kuriuos irgi pirkau Primarke iš tikrųjų. Ir paprasta juoda maikutė. Grįžau namo, tai taip atrodo mano plaukai. Šiek tiek pakirpo galus, nes jau jie buvo pašiurę ir aišku, grifka čia irgi jinai va tokia. Praleidau pas savo kirpėją 4 lygiai valandas. Aš jau pas ją einu, mes šiandien bandėm skaičiuoti apie 6 ar 7 metus. Jinai randasi Laisvės alėjoj netoli fontano, jos vardas yra Vita, tai jeigu kažkam reikia, parašykit man, yra tobula kirpėja. Aš ją tiesiog myliu ir niekada nekeisiu. Susakėm abidvi, kai senutės būsim, irgi susitiksim. Labai patinka ir labai džiaugiuosi, kad pagaliau pasikirpau galus, nes jau tikrai buvo pašiurę. Žiauriai noriu valgyti, nes taip nieko nepavalgiau ir viskas, apie ką galvojau, buvo tik maistas. Tai dabar einam, įsidėsiu tiesiog šiek tiek vištienos sparnelių į airfryerį su balta mišraine ir pavalgysim ir maždaug už valandos važiuosiu parsivežti mamą. Man jisai yra toks negražiai gražus katinas. Pažiūrėkite jį, nu jisai yra grynas gremlinas. Mama visiškai dar nieko nesiruošė kalėdom, sako, aš laukiau, kol tu grįši. Tai aš net nežinau, ar mes kažką puošim ar ne, gal savaitgalį kažkur važiuosim, kažką nusipirksim, kažką dėsim. Eglutės mama sakė, gyvos šiais metais nenori. Vėliau labai reikia tampyti visus spyglius, tvarkytis, žodžiu, per daug jai reikalų. Tai nežinau, ką mes šiais metais darysim. Šiaip planų jokių daugiau šiandien neturiu. Dažniausiai, kai grįžtu į Lietuvą, tai būna važiuoju susitikti su tuo, bet kažkaip šį kartą labai noriu pabūti su mama, noriu būti daugiau namie, nes mama yra labai liūdna, kai aš išvažiuoju. Tai kai grįšim jau vėliau su mama, manau, tiesiog reikės katinui padaryti spa. Nes mes jo ilgai nemaudėm ir reikia nagus apkarpyti. Šita veislė turi vieną dalyką, kad labai priskrenta ausis. Lygiai taip pat ir akis. Jam galima valyti akis, ta prasme, kas kelias valandas. Tai manau, kad padarysim katinui tokią šiek tiek spa. Reikia nusiginkluoti katiną prieš maudant. Koks geras sėdi. Eis įsimaudyti. Bet reikia šilto vandenuko, kad būtų. O ką nėra? Nu yra, bet jis dar biškį kol nusileidžia, žinai. Ai, tai mes nieko, mes dar, žinok, kol pagausim ritmą. Jau įkysi. Bet kažkai tu neišmaudysi vieną. Išmaudysiu? Moki man. O jeigu aš nagus moku nukirpti, tai aš ir išmaudyt moku. Pincę kaip maudydavaugi. Tai vonė, paprasčiau. Nepaprasčiau, mama, nes iš vonios gali išbėgti, o iš dušo užsidarys, jis niekur nepabėgs, nebent per viršų lips. Aš išeisiu į lauką, kad negirdėčiau. Turim tau šampūną, kitaip plausim tave su mėlynu blondinišku šampūnu, kad nuimti tą ryžumą. Nepatiks, tau nepatiks. Viskas gerai. Taip, ir pilviuką. Jo biški gal karštas, sakyk. Au, princai!
Labas rytas, tai Katinas vakar išgyveno ir šiandieną nuvežiau mamą į darbą, šiek tiek paredagavau vlogmą, susirašiau ir dabar važiuosim į fotosesiją. Tai mano geriausia draugė nesenai pasigimdė leliuką ir šiandien paprašė, kad aš ją su vyru ir aišku jos leliuku, juos pafotkinčiau. Tai jie išsinuomavo studiją ir jinai man duos savo fotoaparatą ir aš tiesiog juos pafotkinsiu ir vėliau praleisim likusią dieną ar bent jau dalį jos kartu. Pabaigėm fotosesiją, Godos ir jos vyro. Tarp kitko, dabar buvau su ta pačia drauge, apie kurią aš šnekėjau praeitam vlogme Knygų jūra. Nieko ten daug nefilmavau, nes iš tikrųjų labai skubėjom, kad per tą valandą pavyktų kuo daugiau. Mano ranka jau irgi atpratus nuo fotografavimo, tai labai tikiuosi, kad jinai kažką gero ras. Na ir dabar važiuojam iki jų, jinai susiruoš ir kažkur važiuosim į miestą kažką veikti. Vieną dalyką žinau, tai kad labai jau noriu valgyti. Mes atėjom į knygyną su Knygų jūra ir Goda man padės išsirinkti kažkokią knygą, jo? Taip, bet reikia sužinoti, kokios tu knygos nori. Aš norėjau pirkti tą, kur sakiau per vlogmą, tą anglišką. Bet tu sakai, kad aš jos negalėsiu čia nusipirkti, tu man turi kažką patarti, nes tu žinai mano stilių. Gerai, laukti, tu nori verkti labiau. O tu Colin Hoover vis dar nori skaityti ar nelabai? Nes dabar labai daug paleido naujų knygų. Gerai, nu aš tau galiu rodyti tiesiog. Čia yra 2 knygos, bet čia yra fantastika apie vikingus. Labai fainos. Labai rekomenduoju. Jo, mes dabar su knygų klubu skaitom šį mėnesį. Nu gal tu neverksi, labiau juoksies ją skaitydama, nes jos toks labai specifiškas juodas humoras. Tai jeigu mėgsti, tai labai graži. Šiaip aš tau galėčiau ką rekomenduoti dabar. Tai aš manyčiau, kad galimai įmanoma būtų verkti skaitant šitą knygą. Aš ją planuoju skaityti. Čia iš šitą autorę, kuri rašė Jon Vabliutak. Gerai, žinau, šitą. Nu čia labai, ta prasme. Žinok. Jinai labai yra jautri, labai emocionali. Yra taip, kad pirma, antra dalis yra apie vieną porą, antra, trečia dalis apie kitą ir po to dar apie kitas. Tai dabar lietuviškai yra pirma ir antra apie pirmąją porą ir jinai yra, ta prasme, žiauriai emocionali, labai skaudi. Ir aš manau, kad tau jinai irgi turėtų patikti ir tokia, turėtum ją pajausti visai nemažai. Tu turi man išrinkti vieną knygą. Tokia tavo užduotis. Gerai, tą palaikom. Dar palauk, aš galiu tau parodyti. O tu neskaitai dabar, ne, Forfingo? Apie, 4 sparnas, kur va tokios. Ne, bet aš turiu pirmą dalį, man atrodo. Ai, nu gerai. Tu, pavyzdžiui, dabar žiūri šitas visas knygas ir tu praktiškai jas visas skaičius, ar ne? Ne. Šitą man labai patiko. Tai ją irgi galėčiau šiaip rekomenduoti tau, bet tiesiog manau, kad tau ta Pargriauti 13 yra labiau tavo. Tai nusipirkau šitą knygą ir tada Goda sakė, norėjo šitos, tai aš tiesiog sakau, aš tau ją nupirksiu. Tai jinai, nu gerai, ir tada žiūriu, jinai antrą dalį man pirko, tai žodžiu viena kitai tiesiog nupirkom knygų. Labas rytas, tai šiandien yra šeštadienis ir šiandien turėsim mamos ir dukros dieną. Tai vežuosi mamą į miestą, kur praleisim visą dieną kartu. Tai jinai nežino, ką mes šiandien veiksim, kaip ir žino vieną vietą. Tai pirmą važiuosim pažaisti minigolfą, nes iš tikrųjų vasarą mes su Niku mama buvom pasiėmę, Megoje atsidarė naujas minigolfas. Mano mama niekada nėra žaidus minigolfo ir mes pražaidėm vieną trasą. Tai dabar sugalvojau, kad pažaisim su mama kitą ir važiuosim darytis permanentinių apyrankių. Aš kažkada Nikui siūliau, nes pamačiau, kad Lietuvoje toks dalykas egzistuoja, bet jisai sakė, ai, aš nelabai noriu, nes aš labai mėgstu nusiimti ir užsidėti papuošalus, o man tai atrodė čia labai wow ir aš kažkaip galvoju, nu kažkada su draugė ar su mama nuvažiuosiu ir tada jie man parašė, sako, galbūt norėtum pasidaryti tokias apyrankės ir aš sakiau, kad o dieve, aš kaip tik apie jūs kalbėjau ir galvojau jau tiek laiko, tai atrodo išsimanifestavau. Esmė šita apyrankių ar grandinėlių ant kaklo, daug papuošalų jie daro net žiedus, kad juos sulituoja taip, kad tiesiog negalėtum nusiimti. Tai man atrodo labai smagi idėja, tai vat pasimsiu mamą ir abi pasidarysim po apyrankę, tai labai džiaugiuosi ir labai laukiu, labai įdomu, kaip ten viskas vyksta. Na ir vėliau žiūrėsim, nes mama sakė, lūpdažio nori ir tada jau reikia pradėti pirkti maistą šventėm ir šiaip turbūt kažkiek apsišopinti, tai žodžiu bus tokia
jauki diena. O šitas katinas, tai reikia daugiau nei pikselis, žinokit. Banditas esi, didesnis dar nei pikselis. Aš jau mašinai laukiu mamos. Šiaip mano mama yra tas žmogus, kuris labai retai kažką daro dėl savęs. Labai retai. Jis labai tokia pasiaukojant ir tiesiog, ai, nu tai kam čia reikia to, nu tai kam čia reikia no. Tai jau šiandien irgi, nu tai va reikia ten nuvažiuoti tą padaryti, tą nuvažiuoti tą padaryti. Galvoju, nu jau ne. Tai prieš tai buvo Megoj ir dabar atvažiavom į Akropolį, čia pasistatėm ir eisim apyrankių, liko valandą. Mama, patiko tau žaisti minigolfą? Patiko, ne? Labai patiko. Pirmą visą laimėjau aš, po to mama ir tada bendrai taškai susumavus mama laimėjo. Tai žodžiu, mama antrą kartą žaidžiant geriau žaidžia už mane. Ai, dar tiesa, nupirko mamai kremą Embryolys už tai, kad mama, kur turi kremus, tai nelabai drėkina jie. Tai mūsų abiejų išsausėjusios odos, tai nusipirkom Drogę, radom Embryolys kremą ir dar mama nusipirko naują Nixo lūpdažį. Grįžom namo, pasidarėm apyrankės, labai patiko, labai fainos panelės, plepėjo, klausinėjo, pasakojo ir šiaip labai malonus procesas ir padėjo viską filmuoti ir idėjų davė, nu vienu žodžiu, tikrai labai patiko ir labai gražios apyrankės. Ir jos tiesiog nenusijims. Tai grįžom namo, tarp kitko mama nusipirko bliuskutę, nusipirko striukę, dar šiek tiek apsitvarkėm ir dabar valgysim vakarienę ir eisiu skaityti knygą, nes vakar jau pradėjau skaityti tą knygą, kur Goda man išrinko ir patinka. Aišku, reikia daugiau įsivažiuoti, tai aš labai noriu daeiti kitos dalies, kur jau nebegaliu padėti knygos į šoną, bet iš tikrųjų jau dabar įtraukia, nors dar nemažai perskaičiau, tai visą dieną galvau, kad gerai grįžus namo norėsiu skaityti knygą. Labas rytas, tai atsikėlėm, susirašėm. Aš važiuosiu į sporto salę užpumpuot užpakaliuką, o mama eis apsipirkinėti bazėj mėsos ir visokių kitokių dalykų. Ir tada dar baigsim kartu apsipirkinėti, važiuosim namo ir eisim kuopti namus tiesiog. Kiek čia depė visko yra, žinokit, aš čia galėčiau praleisti turbūt kelias valandas. Man čia viskas yra taip miela ir gražu. Tiek visokių papuošimų, tiek visko galima nusipirkti. Apsipirkom, grįžom namo, tai čia tiesiog visko yra labai daug. Ir katinui maisto, ir biškį alkoholio šventėm, ir darysiu tortą, tai tiesiog sausainiai, visokie kiti ingredientai ir taip pat, kur čia nusprendžiau, kad bandysiu su Dubajaus šitų daryti. Nieko dar su juo nesu bandžius, tai pamačiau, galvoju, reik pabandyti. Tada nupirkom princui, tėvų katinui, irgi tokią kamaliuką, kaip kad pikselis turi. Tai žiūrėsim, kaip jam patiks. Dar nusipirkom tokią eglutę pasidėti papuošimui, nes šiaip nelabai mes čia puošim ir nelabai ką turim, tada tokį. Man ledai iš tikrųjų yra patys skaniausi, patys paprasčiausi, tai pasiėmiau kelis tokius. Siureliai mano mėgstamiausi yra šiti ir šiti, iš tikrųjų man kitų net nereikia, tai nusipirkom. Tada čia mėsos mama daug prisipirko, dar pasiėmiau 2 energetinius gėrimus, miau irgi geriu dažniausiai tik bananinį. Ir tada čia maiše dar neiškrovėm, bet čia dar yra daržovių, mėsų ir dar kažko. Dar nupirkom princui irgi tokį. Tai aš jums nerodžiau vlogme, bet šiaip pikselio pats mėgstamiausias žaislas. Čia yra toks kaip meškerė. Tai dabar viską susidėliosim ir pradėsim tvarkytis ir kuoptis namus.
Vaje, pažiūrėkit, kaip fainai. Parašė viena mergina, kad iš Nikolajaus yra užsakytos gėlės. Princai, kad tu ten ant 2 kojų. Ir kad atveš mane namus. Tai va, atvežė puokštę gėlių, Nikas užsakė. Nu, Jėzau, kokio mielumo. Sveiki, šiandien yra paskutinė diena prieš kūčias, tai susirašiau. Šiandien ryte pasportavau šiek tiek presą, labai trumpa treniruotė, svarbiausia buvo šiandien tiesiog pasirodyti ir važiuosiu pas draugę, bet prieš tai nusprendžiau atsakyti jūsų keletą klausimų ir galbūt čia yra mano paskutinė proga atsakyti į klausimus ir ramiai pasišnekėti. Tai turiu klausimą, ar esi tikinti? Nelabai. Kitas klausimas yra, koks tavo ūgis ir svoris? Šiaip labai geras klausimas, nes aš net nežinau. Mano ūgis turbūt koks 1,75 gal, o svoris, tai kaip tik su mama šnekėjom, kad neturim svarstyklių, bet manau bus kokie gal 5, kažkas tokio, gal daugiau jau net, jeigu bent kažkiek raumenų užsiauginau pastaruoju metu. Sveika, gal galėtai papasakoti, kaip atvykai gyventi Daniją, ar patinka tau joje gyventi, ar neplanuoji į Lietuvą kažkada grįžti. Ir šiaip apie gyvenimą Danijoje būtų įdomu išgirsti, labai įdomus tavo video, visada smagu sulaukti, tai labai ačiū. Mano geriausia draugė po 12 klasės važiavo į Daniją pasibaigti bakalaurą ir pasikvietė mane, kad aš atvažiuočiau ją aplankyti. Aš atvažiavau ir man labai patiko studentiškas gyvenimas, kad studentai yra tokie individualūs, patys dirba, uždirba, pragyvena, nereikia su tėvais gyventi, nereikia iš tėvų pinigų prašyti. Na ir tada susipažinau su savo buvusiu draugu ir tiesiog labai dažnai atvažiuodavau į Daniją jį aplankyti ir taip gavosi, kad tiesiog pamilau tą šalį ir nusprendžiau pati apsigyventi. Tai taip jau 9 metus ten ir pasilikau. Į Lietuvą tikrai neplanuoju grįžti, Danija yra mano namai, aš myliu Lietuvą, man čia be galo gera grįžti, bet su visam grįžti tikrai neplanuoju. Ar man patinka Danijoje gyventi? Labai. Tikrai per tuos 9 metus buvo visko. Pati pradžia buvo gan sunki, nes mano visi draugai buvo Lietuvoje, dar ir dabar jų labai daug turiu Lietuvoje. Taip pat buvo momentai, kai galvojau į Angliją kraustytis ir panašiai, bet šiaip manau, kad Danija tikrai yra mano namai ir aš jau pripratau prie skandinaviško gyvenimo, prie mąstysenos, prie labai daug dalykų ir savęs jau kitur nebeįsivaizduoju. Na ir šiaip kažkam yra įdomu išgirsti apie gyvenimą Danijoje. Vienas labai fainas dalykas yra tas, kad danai visi šneka labai gerai angliškai. Skandinavijoje apskritai su anglų kalba niekam nėra beveik problemų, tačiau labai įdeda į komforto zoną, kad o ką man dabar kalbėti daniškai, jeigu aš galiu angliškai tiek darbe, tiek parduotuviai, tiek su bet kuo susikalbėsi ir problemų jokių nebus. Danai yra labai draugiški žmonės, kai kurie iš tikrųjų yra tiesiog labai šilti, o kiti galbūt turi šiek tiek tokį netikrumą, kad labai dažnai žmonėms žiūrint į veidus nelabai supranti, ar jie tau šypsosi, nes galvoja, koks tu fainas, ar galvoja, o Dieve, eik tu ant 3 raidžių. Man labai patinka, kokia yra danų darbo kultūra, kad nėra visiškai to jausmo, kad vadovas yra už tave kažkuom didesnis, kad jo reikia bijoti, kad bijai pasakyti savo nuomonę. Aišku, jau Lietuvoje galbūt to irgi nėra, bet dar kai gyvenau Lietuvoje, visada labai jautėsi tas didelis skirtumas, o Danijoje su vadovais šneki kaip su geriausiais draugais, visada esi įvertintas, visada yra labai draugiška atmosfera ir gali jausti savimi ir kaip didelė dalis tos kompanijos, kurioje dirbi. Lygiai taip pat ir mokykloje, kadangi mano draugas yra mokytojas, sistema mokyklose man yra labai prie širdies, už tai, kad mokytojai atsižvelgia ne tik į tai, kad mokinys viską išmoktų ir belenkiek mokytųsi ir neturėtų daugiau jokio gyvenimo, tik tais darytų pamokas. Jie kaip tik labai atsižvelgia į mokslo ir gyvenimo balansą ir tiesiog bent jau koks yra mano draugo požiūris, bet aš manau, kad ir daugumos mokytojų, bent jau Danijoje, kad mokytojai yra vaikui antra šeima, pas kurią jie visada gali ateiti, pasiguosti, pasipasakoti. Ir jeigu, pavyzdžiui, yra mokinių, kurie turi sunkumų šeimoje ar su draugais, ar galbūt turi kažkokį sutrikimą, ar neturi draugų, mokytojai labai tai atsižvelgs ir bandys vaikui kaip įmanoma padėti, kad tik jam būtų lengviau, kad jisai jaustųsi priimtas. Ir man atrodo, kad tai yra žiauriai svarbu mokykloje, ypatingai žinant, kiek mes turim daug patyčių visame pasaulyje. Tai man labai gražu tokia sistema Danijoje. Taip pat man labai patinka, kaip moko vaikus, kad randa įdomių būdų, kaip vaiką sudominti, kaip jam išmokti, ne tiesiog turi atkalti ir laikyti egzaminus. Danijoje bando vaiką sudominti, jį įtraukti, kad jisai mokintųsi, nes jam patinka ir jam yra įdomu. Nežinau, ar čia mano nuomonė yra dėl to tokia, kad mano draugas yra mokytojas ir jisai yra tobulas mokytojas, ar
visa sistema ten tokia, bet ką esu girdėjus iš jo ir jo aplinkos, tai man labai patinka. Minėjau irgi praeitam vlogme, man atrodo, kad Danijoje viskas yra paremta pasitikėjimu. Žmonės yra labai patiklus ir jų sistema yra sukurta aplink tai. Man atrodo, kad danai turi patį gražiausią stilių. Kitas dalykas, kad Danija labai propaguoja sveiką gyvenseną, tai parduotuvėse labai daug yra produktų ir visko nusipirkti, kas yra eco-friendly ir visa kita, tai jie labai propaguoja tą ir labai daug žmonių vaikšto į sporto salę. Sakyčiau, kad kai aš einu rytais, aš sportuoju vien tik su senyvo amžiaus žmonėm, o senyvo tai gali būti ir iki 80 metų. Danijoje taip pat nėra tiek mašinų, kiek Lietuvoje, todėl labai retai būna kažkokie dideli kamščiai, na bent jau kur aš gyvenu. Daugiausiai žmonės važinėja dviračiais. Tai čia tokia pagrindinė transporto priemonė Danijoje. Vienas dar įdomus dalykas, kurį norėjau paminėti. Čia tiesiog toks įdomus dalykas, nes aš to nežinojau, kadangi Lietuvoje niekada neteko nuomotis butą. Tai žinau, kad Lietuvoje nuomojantis butą jau gauni viską su baldais, negali nieko gręžti į sienas, bent jau kiek girdėjau, ir nėra toks didelis depozitas. Danijoje depozitas yra labai didelis, bet mes atsikraustom į visiškai tuščią butą. Gali viską gręžti į sienas, ta prasme neturi net lempų, neturi užuolaidų. Vieninteliai dalykai, kas būna bute, tai įmontuoti dalykai. Tai, pavyzdžiui, tualetas, kriauklės, šaldytuvas, spintelės virtuvėje, na tai virtuvė ir tualetas. Visa kita būna visiškai tuščia ir pats viską pasidarai. Nu, manau, gal užteks. Na ir atsakysiu į dabar paskutinį klausimą, tai kaip buvęs draugas reagavo į tai, kai nusprendėte skirtis ir jį palikti, tas, kuris psichologiškai smurtavo. Tai mes buvom piknike ir iš tikrųjų aš pas jį atvažiavau, nes mes kaip ir turėjom po kelių dienų švęsti mūsų 2 metų metines. Na ir to pikniko metu aš tiesiog pradėjau šnekėti apie viską. Kaip jis mane priverčia jaustis, kaip yra viskas nesveika, kaip aš iš jo nesulaukiau tam tikrų dalykų ir ką sulaukiau. Tiesiog daviau jam tokių gerų kelių valandų monologą. Tai aišku, mano visas pokalbis ėjo į skyrybų pusę. Jisai visą laiką tiesiog tylėjo ir žiūrėjo į žemę. Vienintelis komentaras, kuris man įsirėžė į galvą, nes aš tai girdėdavau nuolatos, tai buvo tai, kad jisai nebenorėjo gyventi ir kad jisai pasirūpins, kad tai įvyktų. Na ir tiesiog aš po tų kelių valandų galvoju, kodėl tu, durnelė, čia kažką šneki ir pasakoji, jeigu jis vis tiek nieko nesupranta. Aš tada tiesiog susikroviau daiktus ir išėjau. Ir jisai pasiliko ten sėdėti. Aišku, aš pas jį svečiavausi, tai aš negalėjau tiesiog išeiti namo, man reikėjo išskristi namo. Jisai gyveno su broliu ir tuo metu pas jį dar gyveno jo draugai, kurie persikraustė į Prancūziją, su kuriais, tarp kitko, aš dar iki dabar bendrauju. Ir buvo vienos merginos gimtadienis, tai jinai namie šventė, tai aš tiesiog grįžau namo po kažkiek laiko, jisai jau buvo namie, nes aš ten, aišku, verkiau, šnekėjau su draugėm, vaikščiau ir nežinau, ką man dabar daryti, nes aš dar turiu Londone pasilikti berods 2 savaitės. Ir tada aš jai papasakojau, jinai man labai padėjo iš tikrųjų. Ir aš, man atrodo, po skyrybų dar Londone pabuvau gal 3 ar 4 dienas, tai dienos metu tiesiog dirbdavau online, o vakarais mes kažkur išeidavom, kad tik nebūtume namie. O jisai visą tą laiką tiesiog ignoravo mane. Įsijungė tą tokį aukos vaidmenį, nes visą laiką praeidamas būdavo labai liūdnas, labai nusiminęs. Tiesiog labai bandė man parodyti, koks jis yra įskaudintas, kaip jam sunku ir koks jis yra vargšelis. Na, bet manęs tai nepaveikė ir aš tiesiog nusipirkau ankstesnius bilietus ir viską susikroviau ir tiesiog išvažiavau jam nieko nepasakius. Tai čia buvo ilgas atsakymas, bet trumpas atsakymas, kad jisai nereagavo niekaip, bandė mane manipuliuoti, jam nepasisekė. Tai nežinau, gal jam iš tikrųjų ir pačiam palengvėjo. Dabar važiuoju į Mega, nes reikia draugės lėliukui nupirkti kažkokią dovanėlę. Ir važiuosim pas mano draugę, praleisti dieną, iki kol reikės pasimti mamą iš darbo. Ir tada grįžus namo bandysim padaryti tą pistacijų kažkokį tortuką. Apsipirkau, tai visų pirma nupirkau draugės vaikučiui tokį outfituką. Pasirodė labai mielas. Tada nupirkau tokį žaisliuką knygutę, tik reikia kainą paplėšit. Ir paskutinis žaisliukas buvo toks. Tai pabandom įdėti maišelį, kurį jaučiu čia nieks netilps. Tai ir savo nusipirkau dovanų. Nusipirkau Gosh pabandyti, nes šiaip nesu jokių lūpų produktų bandžius, nors mes irgi Danijoje turim. Žodžiu, kažkokį lūpų peštuką, kurios spalva 011. Reikia nusivalyti viską, ką dabar turiu. Ir blizgis. Šiaip labai norėjau tokio baby pink, nes atrodė labai gražus, bet turėjo tik testerį. Tai pasiėmiau Candy Floss, toks tamsesnis rožinis. Tai nežinau, ar jisai čia man labai patiks, bet pabandysim. Man patinka.
pasiėmiau mamą po darbo ir dar šiek tiek apsipirkom, čipsų, saldainių, visokių niekučių, nusipirkau skardą, gaila, tik tokią radau, šiaip man patinka šiek tiek mažesnės ir aukštesnės. Ir Goda man sako, ar nori tokio, tai atidavė tokio origami mums suniukų padėlioti. Ir gavau skirtukų iš jos. Tai čia net skirtukas, čia tiesiog sako, ar nori kvapo, sakau gerai. Tada tokį skirtuką, tokius ir jinai pati padarė štai tokius ir man padovanojo. Mieli ir gražūs skirtukai. Aš sakiau jai, kad jinai tiesiog gali dirbti ir pardavinėti juos. Sveiki atvykę į Monikos virtuvėlę. Aš jau baigiu pasiruošti pagrindą. Tai nusipirkau tiesiog juodų selgo sausainių ir prisipyliau kažkiek sviesto. Aš jau viską darau tiesiog iš akies. Ir jau baigiu išsimaišyti ir pilsiu į skardą. Kol kas sakyčiau super. Tai dabar išplaksiu gal pusę grietinėlės. Turiu 3 Filadelfijas ir įmaišysiu šitą reikalą. Ir viską pilsim ant viršaus. Tai žiūrėsim, kas čia gausis. Va, mama padėjo, suplakiau grietinėlę, įmaišiau Filadelfiją, šiek tiek cukraus pudros. Tai mama jau pirštus kaišioja. Ar skanu, mama? Labai. Labai skanu. Nu, tai dabar jau dėsim ant viršaus, o tu baigsi klykt. Pilsim ant torto ir dar pašildysiu šokoladą su sviestu ir šiek tiek grietinėlės ir užpilsiu ant viršaus. Mama klausia, kaip puošiu, aš nepuošiu. Kol kas tortas atrodo taip, toks sakyčiau vėmaliukas. Nu va, tortukas baigtas. Dėsiu į šaldytuvą ir poryt galėsim pjauti. Čia ir savo vlogmas šiais metais užbaigsiu. Tai nusprendžiau jūsų nepasimti kūčiom ir kalėdom, atleiskit už tai, bet labai tikiuosi, kad visi video, kuriuos kėliau, patiko, buvo įdomus. Tai visiems labai gražių švenčių, labai skanių švenčių ir labai gerų naujų metų ir susitiksime kituose video. O kai nekelsiu, tai stengiuosi pasirodyti karts nuo karto Instagrame ir bandau gan dažnai kelti į TikToką. Tai ačiū labai, kad žiūrėjot ir iki kito karto. Bye!